Labą dieną visiems. Ačiū, kad susijungėt. Tai aš čia tik trumpai apie žydėjimą šešėlyje pakalbėsiu, nes mes organizuojam tą webinarą ir Vitalija labai geranoriškai sutiko nemokamai tą webinarą padaryti, tai iš mūsų jokių pinigų neima, mes labai už tą dėkingi ir kaip jūs suprantat, ir jinai sąja, kad jeigu norėtumėt jūs klausytojai paukot kažką fondui, tai galit naukot kiek jums išeina ir jinai sakė, man atrodo, savo istorijos irgi, nu, bet kokiam fondui, žodžiu, paukokit ir man atrodo, kažkokį jūs ten kažkokį kitą konkursą darėt. Nu, žodžiu, Taip, taip taip, mėgstu padaryti, kad jo, kaip pasakyti, ne kad man ateitų, o kad kažkam duoti. Tai vat, buvo galimybė paaukoti bet kokiai ar ne, organizacijai ar žmogui, kuris turi tą susitvarkęs paramos gavėją. Ir tada atsiuntus bet kokio dydžio paramos tai iškarpą, kad ir euro, tai galėjo dalyvauti apie savireguliaciją seminare nemokamai. va, šitam, tai čia ne mūsų, čia mūsų šitas, jo, atskirai, tai taip. Tai va, ačiū labai ir va, jeigu norėsit, jeigu jausite, kad naudingas jums seminaras, galit mums paukot gali, ar eurą, ar kiek jums ten išeina. O mes dabar šiuo metu mes ką darom, mes remiam vieną psichologijos studentę, tai mes per savaitę 50 eurų, žodžiu, sumokam už jos psichoterapiją ir kaip įsivaizduojat, gyvenimas Vilniuje gali būti brangus, ypač studentam ir ne visi tikrai gali mokėti savo už psichoterapiją ar psichologo konsultacijas, o, nu, kaip žinot, tas yra labai svarbu žmogui, kartais ta emocinė sveikata gali būti aukštyn žemyn ir tikrai ta specialisto pagalba naudinga. Tai tikimės ateityje, kad galėsim padėti kiek įmanoma daugiau tokių studentų ar pilno etato moksleivių, pavyzdžiui, 12-okams, kad galėsim padėti. Tai čia toks mūsų tikslas kaip paramos fondo. Ir labai norim išgirsti, ką mums šiandien turi pasakyti sveikatos psichologė, neurobiologija ir psichologijos doktorantė Vitalija Navickė. Tai dar kartą labai labai ačiū, kad susijungėt. Labai malonu iš čia turėti ir labai labai laukiu, kad išgirščiau iš jūsų, ką mums šiandien norit pasakyti. Taip, tai labai smagu susitikti, dalyvauti. Šiek tiek pakalbėjom dar prieš pradedant įrašinėti, kad manau, kad tie miauksiu. Nežinau, girdisi ar ne? Negirdėjau. Tai Ne. gerai, tai tegul miauksiu neįleidinėsiu. Nes turiu gyvūnus, kurie irgi sėkmingai nori dalyvauti ir kalbėti. Tai Tai truputėlį apie tą, kad teiravotės, ką doktorantūroje aš studijuoju, mokausi, tiksliau, kokia yra mano pagrindinė tema. Tai aš nagrinėjau, kaip pat mūsų santykiai šeimose vaikystėje daro poveikį mūsų sveikatai, psichikos ir fiziniai jau mums suaugus. Ir kol kas mokslinė literatūra ir tyrimai rodo, kad nuo to, kokioj mes aplinkoje augom, kokius turėjom santykius su tėvais, kaip tėvai spręsdavo konfliktus, ar įtraukdavo vaikus į juos ar ne, nuo to priklauso, kad kaip mes jau užaugom, mums jau būna 20, 30, 40 metų, kad pasirodo, tai vis dar gali daryti poveikį mūsų sveikatai ir jeigu augome aplinkoje, kur yra daug įtampos ir streso, tai ir po to gali išsivystyti tokios ligos kaip ir migrena, visokios alergijos. Tuo įleisiu katytę. Nu jau gerai, va, ateik pasirodyk. Ateik pasirodyk, palindo po kėdę, net nenoriu rūpižiuokę pasirodyti. Va. Nu, va šita špingalėtas, jinai irgi yra išgelbėta, taip jau buvo beveik prie mirties, tai va pasiėmiau ją. Ir dabar savo kaip karalienė gyvena ir nori kalbėti irgi webinaruose. Tai gelbėjau irgi ir kačiukus, kitas irgi dar yra vienas išgelbėtas iš šiukšlyno. Tai tokia kažkaip mėgėja, kiek išeina padėti, bet tuo pačiu svarbu yra ne tik pagalba kitiem, bet pirmiausia prisižiūrėti save. Ir yra įvairios profesijos, kur dažnai žmonės tiek stengiasi dėl kitų,
po to pamiršta save ir patys labai serga ir tada jų aplinka kenčia. Tai ir psichologai, socialiniai darbuotojai ir panašios ar nes ryties specialistai turi labai save žiūrėti, tad jeigu, na čia vis tiek daugiau jaunimas, kaip suprantu, jungiasi, bet gal ir ne tik, tai nešok ant kompiuterio, rūpžiokė. Nenusimušė niekas. Ne, viskas gerai. Nu jau labai šiandien noriu dėmesio. Tai va, tai labai yra svarbu žiūrėti savęs ir tokie vat webinarai, gilinimas į psichoterapija yra naudinga visiems, kurie dirba su žmonėm, nes tai yra padidintos rizikos zonai asmenys, kurie gali patirti perdegimą ir su to susijusias ligas. Tai žodžiu, tai doktorantūrą nagrinėjau, kaip ta va šeima, santykiai šeimoje veikia mūsų fizinė ir psichikos sveikata ir kad tikrai veikia, nors kartais gali atrodyti, koks skirtumas, ten tėvai pykosi ir prie ko čia dabar aš vat sergu kažkokią alergiją. Bet jeigu vaikas yra įtraukiamas į konfliktinės situacijas, jo naudojamasi, niekas neatkreipia dėmesio, nepadeda stiprinti to vaiko, paauglio, tai tada irgi imunitetas reaguoja streso atsakas ir tada pradeda, na, bloginti mūsų galimybės atsilaikyti prieš visokias kitas ligas ir taip daro tą poveikį. Mindfulness, tai dėl to, kad mokiausi universitete, kaip vesti meditacijas, kvėpavimo relaksacijas, tai čia irgi yra svarbus aspektas, nes na, ne visada tie, kas mokina, kaip medituoti ar relaksuoti, yra baigę mokslus grįstus moksliniais tyrimais. Tai aš būtent baigiau universitete ir manau, kad tai yra svarbus aspektas, nes tokio tipo meditacijos, kurias aš vedu, nėra kažkokios išplaukusios, nėra apie keistas energijas, visatos dėsnius. Tai yra paprastos, suprantamos, veiksmingos, nukreiptos grinai į mūsų tą fiziologinį ir psichologinį gebėjimą atsipalaiduoti, būti čia ir dabar. Taip, tai tema tokia ir iš dalies sudėtingesnė, nes vis tiek nervų sistema po nuolatiniu puolimu svarbu paliesti ne tik psichologinius aspektus, bet ir fiziologinius, nes jie čia labai labai stipriai susiję, ypač jeigu mes augam įtampos kupinoje aplinkoje. Bet aš bandysiu perduoti informaciją, kiek išeina paprasčiau, tai jeigu aš kažkokį žodį pavartosiu ne visai aišku, tai paprašysiu Vidmantės gal staptelėt ar kitų dalyvių, ar ne, kad sakyt, o ką tas vienas ar kitas dalykas reiškia, nes vis tiek jau būnam, kad nutinka, kad mes kai specialistai verdam savose sultise, jau mums atrodo, kad čia visi kaip ir žino vieną ar kitą žodį, ir nepagalvojam staptelėti ir kitaip jį pasakyti, tai tikrai padėkit man šitoj vietoj, nes labai svarbu, kad būtų suprantama, kad nebūtų čia kažkaip aš galiu mandrai pašnekėti visokiais terminais, bet kas iš to, neturi būti čia man nauda, ar ne, kad protinga kokia pasirodyčiau, bet būtent nauda jum. Na ir tada, jeigu kas, kaip sakant, vis tiek bus dalinamas ir šitų įrašų ir ilgesnį laiką ir galbūt čia nebus užklausta, ką reiškia vienas kitas žodis, bet kilus klausimam visuomet galima bus su manim, pavyzdžiui, susisiekti, surasti mane, vat ką tas reiškia, ką taip, tai galėsiu pakomentuoti, jeigu bus noro poreikio. Taip, bandom judėti toliau. Na tai va, tai jau pirmoje skaidrėje yra tos smegenys, antroji irgi smegenys pateikiam, tai taip atrodo mūsų galvoj tas visas organas. Ir labai svarbu suprasti, kad mūsų emocinė būsena ir psichologija tai nėra kažkas pakabinto virš mūsų, neateina kažkoks dvasios formos objektas ir nepadaro, kad mes jaustumėmės vienaip ar kitaip. Tai yra būtent dėka mūsų smegenų, mūsų nervų sistemos. Ir kaip sakant, jeigu yra tam tikri metodai, būdai rūpintis savo širdies sveikata, ten maitintis, pavyzdžiui, atitinkamų maistų, judėti, jeigu rūpintis savo skrandžiu, ten negerti daug Coca-Colos ir panašiai,
Tai taip pat yra būdų rūpintis savo smegenimis, nervų sistema, nes tai padeda ir mum jaustis irgi ramesniais ir labiau atsipalaiduoti ir tinkamiau sureaguoti, nes vienas iš dalykų, kuris labai dažnai pasitaiko, jeigu mes augame, gyvename, esame įtemptoje aplinkoje, kad mes dažnai galim nebe ištverti tos įtampos, nežinom, ką daryti ir mes prasproginėjame, mes galim pradėti keiktis, mes galim pradėti šūkauti, eiti trenkti kumščių į sieną, norėti vartoti kokias nors medžiagas ir panašiai. Ir kartais sunku suprasti, kokiu būdu savo galima padėti. Dažnai nutinka taip, kad, aš bandysiu susilaikyti, susivaldyti, kas neveikia. Emocijų reikia neužignoruoti, reikia mokėti, ką su jom daryti, bet ir tuo pačiu rūpintis smegenimis, fizinis aktyvumas, pakankama mytyba, miegas, poilsis, jisai visam kūnui, kiekvienam organui, kiekvienai ląsteliai padeda, tai reiškia padeda ir mūsų smegenims. Na ir čia matysite, šiandien dar papasakosiu irgi apie tam tikras smegenų dalis, neįsiplėsiu, kad nebūtų labai sudėtinga, bet jos, kaip sakant, veikia kaip viena chebrytė, kaip vienas organizacijos vienetas ir vienos dalis bendrauja su kitom ir taip bando padėti mum. Ne? Mūsų smegenys veikia mum pagalbai, nebando būti mūsų priešais. Tuo pačiu ir mūsų emocijos, ir ta įtampa, ir visa kita bando mum padėti. Tik tai dažniausiai, mes nežinom, ką su tuo daryti. Čia pavyzdys to, kad dažnai įsivaizduojam, kad psichikos sveikata, gera savijauta yra apie nuolatinį jautimąsi atsipalaidavus, teigiamai, bet tai nėra iš tiesų nei biologiškai mums užkoduota, mums neduota tokia savijauta kaip normali, biologiškai priimtina. Tai yra labiau idėja, kad taip gali nutikti, kartais tą bandom mum įteikti ir socialiniuose tinkluose, ir visokiose knygose, ar dar kur nors, kad įmanoma šitaip jaustis. Tai smegenys buvo kurtos tam, vystėsi taip, kad nervų sistema, kad gebėtų reaguoti į aplinkoje esantį pavojų, į galimus iššūkius, nes būtent atidumas įtampai, stresui padidina tikimybę išgyventi. Jeigu mes visą laiką relaksuosim, o mūsų laukia pavojinga situacija, tai mes tikrai negalvosim, kaip jos išvengti. Ir tada pakylam į tą didesnę tikimybę, kad mums nutiks kažkas blogai ir galbūt mes pražūsim, ne? Nes čia taip gyvūnijos pasaulyje vyksta, o mes esame irgi gyvūniukai, žinduolis. Tai netikėkit tuo, kad visą laiką galima ramiai viską reaguoti, nes tai neadekvatu. Ir kartais mes šito iš savęs reikalaujam ir galvojam, kas su mumis negerai, kad nesigauna. O jeigu dar gyvenam įtampoje, mūsų nervų sistema po nuolatinių puolimų, tai dar toli gražu neišeina ilsėtis, netgi nebūnant jau toj situacijai. Galim jausti, kad įtampa visą laiką nuolat su mumis. Tai kas iš tiesų būdingiau yra mūsų smegenim, ieškoti, kur galimas pavojus, su kuo reikės kovotis, peštis, ar ne, ką atkreipti dėmesį, kas čia potencialiai nori mus nuskriausti, bet geriausia, kad būtų tai balanse. Ir parelaksuojam, ir kartais, kaip sakant, pasižiūrim, kas tenai mums gali nutikti negero, gal kokie žmonės negeri šalia, gal reikia brėžti ribas, sakyti ne, gal kartais ten stipriai tą padaryti. Bet problema nutinka, kai esam nuo ryto iki vakaro pastovioje įtampoje, namuose įtampa, pykčiai, galbūt alkoholio vartojimas, mokykloje, universitete einam irgi gal atsiskaitimai, patyčios ir panašiai. Ir mūsų smegenys tada negali turėti to balanso, jos visą laiką tokioj kovos parengty.
Ir tas lemia, kad mūsų visas kūnas įsitempia ir mes ne tik negebam atsipalaiduoti, bet prastėja mūsų gebėjimai mąstyti, prastesnius pažymius gauname, sunkiau atliekame darbus iki galo, o taip pat pradedam negražiai bendrauti ir kartais netgi skriaudžiam geriausius draugus ar šeimos narius, nes kažkiek dar sugebam susilaikyti, bet po to prasproginėjam. Bet čia yra dėl to, kad nervų sistema yra po nuolatiniu puolimu, o ne kiek, kad esate blogas žmogus, pavyzdžiui. Šičia yra toks dalykas, kaip mūsų organizmas reaguoja į tą nuolatinį pavojų, į puolimą, į stresą. Tai vadinasi pagumburio hipofizės antinksčių ašis. Tai tiesiog įvardyjama yra smegenų dalis, pagumburis, kuri reaguoja į stresą, į stresorį, kad mus kažkas puola ar negražiai elgiasi, ar namie įtampa. Tada hipofizė reaguoja, tokia liauka, ir tada antinkščiai. Ant inkstų esantis dalykai, sakykime, kurie išskiria streso hormonus. Na ir smegenys sureaguoja, tas pagumburis, stresas, įsijungia hipofizė ir tada mūsų inkstai, antinkščiai ir paleidžia visą mechanizmą, po visą organizmą, kaip matot, visą apima ir tada mūsų visas organizmas būna pasiruošęs įveikti stresorių. Tai įsivaizduokit, jeigu namie įtampa, mokykloje įtampa, organizmas nuolat dirba, nuolat išskiria visokius hormonus, nuolat pajungia mūsų visus organus, kad įveiktume stresorių. Kadangi toksai būdas reaguoti į stresorių yra atėjęs pas mus dar tūkstančius metų prieš, kai mes gyvendavom urvuose, kaip gyvūniukai. Ir jeigu pas mus ateidavo koks nors laukinis žvėris, ar reikėdavo gintis nuo užpuolikų, tai visa šita sistema įsijungdavo, mes tapdavom stipresni, kraujas priplūsdavo į raumenis, tada galėdavom daugiau bėgti, ten ilgiau kažkaip tai muštis ir panašiai, bet jau, kaip sakant, nudobus gyvūną, parnešus maistą į namus, pasibaigus kovom, dažniausiai šita sistema ir nurimdavo. O dabar, jeigu gyvenam ten, kur pastoviai patiriam smurtą, nelygiavertišką bendravimą, pažeminimą, tai šitas mechanizmas niekada neatsijungia ir tai būna, kad išvargina labai mūsų organizmą ir galime jaustis ir labai pavargę. Todėl labai svarbu rūpintis, kiek išeina ir savo miego, ir atsipalaidavimo, tam, kad atstatyti šiek tiek šitų organų veiklas. Ok. Labai taip papasakosiu, dar toliau apie tą fiziologinę, kaip ten kas išsidėstė dalykai, ir tada pereisiu prie tokių praktinių labiau pratimų, kvėpavimo pratimų, kitų metodikų, kurios padės praktiškai susidėlioti, kaip pasirūpinti geriau savimi, kad ir tą nervų sistemą, kūną atstatytume ir galėtume jaustis emociškai geriau ir galėtume labiau atlaikyti, jeigu matome, kad yra įtampa aplinkoje ir kad santykių nesusigadintume dėl to, kad mums yra tam prastesnė nuotaika ir panašiai. Bet tiesiog pastebėjau, kad jeigu nepapasakoju apie mūsų fiziologiją, tai tada nelabai būna aišku, kodėl ten daryti tuos pratimus, dėl ko rūpintis miegu ir kaip tai jisai susijęs su tuo, kad mūsų santykiai būtų geri. Tai noriu parodyti, kad mūsų nervų sistema išsidėsčiusi visam kūne, yra ir galvos smegenys, stuburo smegenys, bet ir visur eina. Ir jeigu paspaudžiam, taip padarom pirštą ir jaučiam,
tai reiškia, ši čia išeina informacija, kurią sugaudo galiausiai mūsų smegenys. Ir galim pastebėti, kad jeigu yra šiaip ta emocinė įtampa namuose, kad galiausiai ir mūsų kūnas pradeda gūžtis, gali atsirasti skausmai, gali atsirasti skrandžio sutrikimai. Vaikučiam būna neretai sakoma, kad va, man pilviuko skauda, nenoriu eiti į mokyklą ir pradeda sakyti, na gal tas vaikiukas patiria stresą. Ir būtent va taip ir veikia, ar ne? Vat sugaudom tą stresą ir kadangi vis tiek nervų sistema eina ir visam organizme, tai jinai ir veikia ir tuos organus. Tai dėl to ir būna, kad virškinimas labai paveikiamas, nes tai yra vienas pirmiausių tų organų sistemų, kurios vat, būtent stresas ir paveikia. Tai nepamirškit, kai sako, kad, vat, pavyzdžiui, prasproginėjom, jaučiamės blogai, emocijos sunkios, kad man su galva negerai. Tai nėra, kad su galva negerai, kad reaguoja visas organizmas ir tai yra organai ir tai parodo ne, kad su galva negerai, o kad kažkas labai vyksta, kad tokiu būdu tenka tam organizmui funkcionuoti. Tai jeigu, pavyzdžiui, skauda skrandį, tai irgi galim pasižiūrėti, gal reikia kažką tais papildomai koreguoti, bet tai nereiškia, kad žmogus kažkoks išprotėjęs. Tai tas pats irgi yra su mūsų tom tokiam reakcijom, tiesiog reikia žinoti, kaip elgtis ir žinoma, būtų gerai, kad aplinkoje visgi nekeltų jums ten tokio streso ir nebūtų to puolimo nervų sistemos, bet kartais taip nutinka. Tai bent jau galim, ką galim, pasirūpinti savimi. Šičia kairėje pusėje matome smegenis, smegenų dalį, tokią rožinę tame mėlyname mėlynoje žmogeliuko galvoj, kuri būtent labiausiai atsakinga už emocijas. Tai matot, visokių taškiukų, burbuliukų, visko yra ir visa tai dirba tam, kad, sureaguoti. Smagu, jeigu būna teigiamos emocijos, mes džiaugiamės, faina, linksma, bet jau, kaip sakiau prieš tai, ne tam sukurtos mūsų smegenys ir nervų sistema, o sukurtos tam, kad jeigu yra pavojus, potencialus, realus, kad mes reaguotume ir save apsisaugotume ir padidintume tikimybę išgyventi. Tai dėja, dėl šitos priežasties mes daugiau atsimenam neigiamų dalykų, nes mūsų ta sistema, vadinama limbinė, taip jau mandrai ar ne vėlgi, bet jinai būtent atsakinga labiausiai už emocijas, kad ir jinai prisideda labai prie atminties dalykų. Tai kai būna neigiami įvykiai, mes juos labai gerai įsimenam tam, kad vėlgi didėtų tikimybė prisiminti ateityje ir išvengti šitų trukdžių. Blogai, jeigu yra visą laiką negerai, tai mes dėja galim apsimokyti, kad viso šito pasaulio reikia labai vengti ir užsidaryti. Bet visuomet, vėlgi, kaip yra kartais blogų, gal besielgiančių blogai žmonių, bet taip pat yra ir tų, kurie nori padėti. Tai svarbu atrasti tuos, prie kurių mūsų nervų sistema gali pasilsėti. Taip pat, koks yra vienas svarbiausių tų momentų, kad jeigu tikrai patiriam daug streso, tai ypač augant, nes mūsų smegenys vystosi vaikystėje ir jeigu augant smegenim, nervų sistemai buvo labai daug tokio spaudimo, buvo daug vėlgi įtampos ir streso, tai smegenys išmoksta dar jautriau reaguoti. Nėra taip, kad užaugau sudėtingose sąlygose, tai tada man jau niekas kitas nebaisu. Iš dalies taip, mes būnam įpratę, jau mokam ten būti savarankiškais kaip tyčia ir panašiai, bet nervų sistema jinai kaip tik jautrėja ir tada galim pastebėti, kaip visi kažkaip ramiai išbūna, o mes ten pradedam rėkautis, ten trenkiam durim ir kiti sako, kas tau yra, taigi čia paprastas dalykas, ko tu taip nervuojas. Ir šitą atsakingas vadinamas migdolinis kūnas. Na, žinot, kaip riešutas migdolas,
Tai taip pat migdolo formos, nedidelis taškiukas, va toksai rožinis smegenyse. Ir jeigu, nutinka kažkas ne visai gerai aplinkoj, smegenys paleidžia tą mygtuką. Ir labai mes staigiai pasileidžiam į stresinę tą visą būseną, kovok, bėk arba sustink. Dėl to mes galim pradėti klykt ne vietoj, ne laiku, daužytis ne vietoj, ne laiku, mesti daiktą ne vietoj, ne laiku. Dėl to, kad labai jautri šita dalis ir jinai paleidžia visą tą mechanizmą. Todėl būna žmonės labai išsigąsta ir save pradeda peikti, koks aš ten nesveikas, koks aš blogas, kiek aš demonų turiu, kai aš susinervinu, va šitai pradedu elgtis. Tai žinokit, tai būna elgesi ir suaugę, ir profesoriai, ir kas tik nori, nenori. Ypač jeigu yra patirtis augant vaikystėje, vystantis aplinkoje, kur reikėjo išsilavinti šitą smegenų dalį jautrę. Nes, pavyzdžiui, jeigu augam aplinkoje, kur yra smurtaujantis suaugusieji, ne tik suaugusieji, jeigu vartojama alkoholio ar kitų medžiagų, tai vaikui yra nesaugi aplinka ir jisai turi išmokti nuo ankstyvo amžiaus save apsaugoti ir pastebėti tam tikrus niuansus, kurių dar galbūt patys tie suaugusieji nepamato. Tai vėliau galim jaustis, kad šita reakcija mums nepadeda, nes tikrai būna ir sudaužo ir ne vieną telefoną iš tų nervų, bet vaikystėje padėjo būtent išgyventi. Ir vienas iš momentų, kuris padeda, tuo metu, kai jau jaučiam, kad tuoj mesim telefoną, nukreipti dėmesį į čia ir dabar. Tai yra sufokusuoti dėmesį į visai kitur. Į kvėpavimą, į dar ką nors, nes, kaip matote, tas yra migdolinis kūnas, ar ne, tas mygtukas streso paleidimo, taip yra ir mūsų smegenų žievė. Žievė tai reiškia paviršiui, kai būna obuolys ir turi žievelę, taip ir mūsų smegenys yra ir turi jinai irgi žievę, tai šitoj srityje esanti dalis, jeigu mes ją pajungiam, nukreipdami dėmesį kažkur, tai jinai tada atjungia tą streso mygtuką. Kaip sakant, vienas kitas, arba vieną jeigu pajungi, tai streso tą mygtuką, tai reaguojam, stresuojam, taip, bet jeigu mes išmokstam pakvepuoti, išmokstam kitų dalykų, save kartais gerai labai išvesti iš tos situacijos, kuri kelia įtampą, pavyzdžiui, nueiti atsigert vandens, kalbuosiu su žmogum, jaučiu, kad jau taip pradedu ten įsivažiuoti, ar ne, ir tuoj pradėsiu šnekėti negerus dalykus ir apriekti. Tai galima trumpam atsiprašyti, sakyti, vandenuką atsigersiu, truputėlį į tualetą noriu, ar ne, nes tai irgi padeda atjungti tą streso mygtuką ir pajungti tą žievę, o žievės dėka mes esame protingi, mes galime tinkamai komunikuoti, kalbėti, todėl yra šitą svarbu atskirti, nes atrodo kartais, kad neaišku nei kas, kur prasideda, kodėl nedidelis dalykas ir aš prasproginėju, bet vėlgi, kaip miniu, kad jautresnė ta smegenų dalis, kuri paleidžia visą mechanizmą, kur jau tada mūsų organizmas reaguoja, kad reikia čia kautis, mesti kažką, daužyti, apriekti. Ir dėka pajungimo tų smegenų dalių, kurios padeda nuraminti tą streso signalą, mes galime brandžiai, tai yra normaliai kalbėtis, net ir esant kažkokiai įtampai. Ir tuo pačiu būna, kad jeigu didelis stresas, galim pastebėti, kad prasčiau išeina įsiminti informaciją, vėlgi prastėja pažymiai ir visa kita. Tai ta galimybė nukreipinėti dėmesį į čia ir dabar, mokytis kvėpuoti ir taip toliau, gali padėti irgi nuvyti krūvą minčių, padėti sutelkti dėmesį ir turėti tiek ir akademinius geresnius pasiekimus, tiek tos pačius santykius. Taip, ir yra vienas iš dalykų, kad gal pasakysiu, ir dingo tas, gerai, vienas iš pagalbos būdų yra emocijos. Mūsų nervų sistema tas emocijas siunčia mums kaip signalą, kad suprastume, kas vyksta mumyse ir aplinkui. Tai dažnai, kai paklausiu, kam reikalingos emocijos,
Na, žmonės kaip ir nežino. Bet, kaip sakant, kam reikalingas alkio jausmas? Jisai nėra blogas, jis nėra malonus, bet jisai praneša apie tai, kad mūsų viduj jau kažko tais turbūt trūksta, jau trūksta maisto medžiagų ir reikia save pamaitinti. Tai ir kitos emocijos, jos reikalingos tam, kad suprastume, kas vyksta mūsų viduj, kad galėtume savimi pasirūpinti ir kas vyksta išorėje, kad jeigu yra tos teigiamos emocijos, kad galbūt to daugiau gyvenime savo linkėtume patirti, o jeigu neigiamos, tai galimai išvengti. Tai va, tai emocijos padeda priimti vidinius ir išorinius signalus, kad gebėtume suprasti geriau, kas vyksta, ar saugu, ar galime atsipalaiduoti, gal baisu ir reikia ruoštis kovai. Tai čia matote emocijų ratą, jų būna visokiausių. Aš dabar čia paėmiau iš Mo muziejaus ir Vilniaus visuomenės sveikatos stiprinimo fondo šitą, bet yra daug visokiausių. Ir čia yra jų įvairių pavadinimų. Tai dažnai sakoma, kad kai klausia, kaip jautiesi, gerai, blogai, bet tai nėra emocijos ir tai mums nelabai ką pasako. Todėl yra svarbu ieškoti visokiausių emocijų pavadinimų ir tada mes galime geriau suprasti, kas vyksta su mumis ir geriau pasirūpinti. Tai bent jau vertinga būtų žinoti tokias emocijas kaip pyktis, pasibjaurėjimas, liūdesys, laimė, nuostaba, baimė, o dar kur yra krūva kitų išvestinių. Nes, kaip sakant, jeigu mūsų, pavyzdžiui, gal mašina, nežinau kiek čia vairuojančių, bet išmeta skydelės signalą, tarkim, kad su mašina yra negerai. Bet jeigu nėra patikslinimo, tai tada mes nežinom, kas su ta mašina negerai ir mums neišeina ją pasirūpinti. Galbūt su padangom negerai, galbūt su varikliu, gal trūksta benzino, gal reikia papildyti langų skysčio, bet būna tik tai tas vienas mygtukas, kad kažkas negerai. Jeigu yra skydelyje tame, užsidega lemputė, kad reikia pakeisti kurą, užsidega lemputė, kad mašinas padangos slėgis ten nukritęs reikia pripūst. Ir čia panašiai, kaip kuo daugiau mes emocijų turim, ar ne, tuo geriau galime pasirūpinti savimi. Tai mokykime, šitas yra labai svarbu, galima kiekvieną dieną ir naudoti, pasigalvoti, kaip aš jaučiuosi, užsidėti ant telefono emocijų ratą ir vis savęs paklausti per pusryčius, pietus ir vakarienę, nagi kaip aš jaučiuosi šiuo metu. Nes dažnai mes galvojam, kad jeigu neigiamos emocijos, jų reikia nejausti, jas reikia nustumti, nes būtent dėl jų aš ir prasprogstu, dėl jų aš ir jaučiuosi blogai, bet ne, tos emocijos jos yra signalas, kuris parodo, jeigu jaučiuosi blogai toj situacijai, tai ne emociją ignoruoti ir nugrūsti, bet keisti, arba iš situacijos išeiti, arba save stiprinti, arba dar ką nors kreiptis, galbūt papildomos pagalbos, kad padėtų kitas, ar tai suaugęs, ar dar koks asmuo spręsti šitą dalyką. Tai vienas iš praktinių patarimų, kuris labai veikia ir tą mokslas rodo ir moksliniai tyrimai, kad jeigu mes jaučiam kažkokią didelę emociją, mums nemalonu, tai visų pirma duoti reikia jai pavadinimą, uždėti tą vardo kepurėlę, nes tada sumažėjo tos įtampos vidinės kartais netgi iki 80%. Ir manęs būna klausia, tai nejaugi jeigu sukyla pyktis ir aš pasakau savo, jo, aš jaučiu pyktį, tai man palengvės. Taip, palengvės. Iš karto palengvės bent truputėlį. Dėl to, kad mes savo savijautą galim suvesti su suvokimu žodžiu ir priklausomai nuo tam tikrų situacijų, tas įtampos kiekis sumažėt gali, kaip miniu, ir iki 80%. Ir tai yra labai ir gerai vaikam, ypač kai vaikai mokosi, suprasti, kas vyksta, kas yra su jų emocijom, tai padėti jiem galime įvardinti, ar ne, tu verki, liūdi, taip, ir pavyzdžiui, vaikas sako taip, ir vietoj to, kad pasakyti,
neliūdėk, kas yra nesąmonė, nes liūdesys, kaip visos emocijos, rodo, kad kažkas vyksta, kad kažkas galbūt nepatinka, o sakyt, kad taip, gal tu nori, pavyzdžiui, jeigu tau liūdna, gal nori apsikabinti ir ieškoti to tokio sprendimo būdo. Tai jeigu yra mūsų nervų sistema po nuolatiniu puolimu, tai tikrai daugiau mes patiriam tų neigiamų emocijų ir dažnai žmonės, kai jie nežino, ką daryti su tuo, bando jas nuvyti, užglušinti ir dažnai savo neigiamais būdais savižalą. Todėl kuo geriau mes žinosim, kokios tai emocijos, ką jos reiškia, ką mums su jom daryti, kokius veiksmus daryti, tuo mažėja ir toks neigiamas elgesys su savim ir su kitais. Tai vienas iš tų dalykų yra kaip savireguliacija, kad vat, neprasprogčiau, kad nepakenkčiau savo, kad nepriekčiau kito. Ir ta savireguliacija, jinai padeda tiek kurti gilesnį ryšį su kitais, nes mes tada mažiau esam agresyvūs į kitų pusę, padeda sėkmingesnę karjerą tiek akademinę, ne universitete, mokykloje, tiek darbe siekti, nes vis tiek kolegos, kurie yra stabilesni, mažiau agresyvūs, jie yra labiau mėgstami ir jais labiau pasitikima. Taip pat, jeigu mes mokam išbūti intensyvės emocijas sunkiose situacijose, tai rodo ir asmenybės brandumą, mes geriau adaptuojamės naujose situacijose, lengviau susirandam draugų, todėl tai yra labai svarbu. Visgi dažnai, kai mes jaučiam tas neigiamas emocijas, tuo labiau, kai jeigu pastoviai jaučiam stresą, tai ten, kaip minėjau, galim jau būti netgi ir situacijų, kuri jau ir rami, bet mūsų nervų sistema nusilpusi, mūsų nervų sistema pavargus ir visą laiką jaučia nerimą ir kitas emocijas. Tai būna, kad žmonės, va matote, kaip šitas kačiukas pradeda vartoti daug alkoholio, pradeda vartoti narkotinės medžiagas, surūkyti, kad nuimtų tą įtampą, rėkia ant kitų, eina pešasi, mušasi, ar ne? O yra daug geresnių būdų, kurie nekenktų nei mum, nei aplinkai. Ir kartais mes matome, kad išorėje, va, pavyzdžiui, žmogus piktas, rėkia ir galim sakyti, va čia piktas žmogus, bet dažnai jisai savyje slepia daug daugiau, gali jaustis tiesiog vat nesaugus, nes ar ne, auga tokioje aplinkoje, kur nuolat jį puola, ten engia ir nervų sistema nu niekada negali pailsėti. Ir gali būti, vat, pavyzdžiui, vaikas ar ne, klasiokas, kursiokas, kurie tokie, nu, atrodo galbūt mažiau malonus ir nors sakyti, kas ten, ko jis toks visą laiką piktas, galbūt verta paklausti, kaip tu apskritai jautiesi, gal tu pavargęs, gal tavo šeimoje yra sunku. Ir jeigu jūs elgiatės kaip nors konfliktiškai, impulsyviai ir panašiai, gal tikrai tai rodo tą momentą, kad, na, jums sudėtingoj situacijoje augat ir tada labai vertinga nueiti pakalbėti su kitais žmonėmis, kurie gali padėti, ar tai psichologas, ar socialinis darbuotojas, nes jie vis tiek dirba tam, kad būtų jum gerai. Vienas iš būdų, vat, kaip savo padėti, yra stebėti vidinį įtampos lygmenį. Dažnai žmonės sako, kurie vat, turi tą pajautrintą nervų sistemą, kuri vat, visą laiką po tuo puolimu yra, kad sako, viskas buvo labai gerai ir tada opa ir pratrūko. Tai žinokit, šitaip nebūna. Nebūna šito dalyko. Reiškia, buvo pražiopsotas momentas, kai įtampa jau pradėjo kilti. Tai jeigu mes jaučiamės gerai, esame ties žaliu šviesoforo signalu, puiku. Jeigu, vat, pavyzdžiui, neišmiegam, nepavalgom, padidėja stresorių, ten visa kita, kas nors ten dar sunervavo, jau einam į geltoną tą signalą. Ir tuomet užtenka mažos smulkmenos, kai mes pradedam išsproginėti ir bet kokių dalykų daryti. Taip iš šono gali atrodyti, va žmogus sėdėjo, viskas buvo kaip ir ramu ir jam tiesiog va, pažiūrėjo į jį ne taip ir dėl tokio dalyko jis tam pradėjo trankyti suolą ir mėtyti daiktus. Taip iš šono gali atrodyti, bet galbūt tas žmogus jau buvo toj oranžiniai zonoj visą dieną ir jam užteko, kad vienas kaip nors negražiai pasižiūrėtų ir nueina į tą raudoną signalą. Kas yra blogai?
kad mes nežinome, kada rūpintis savimi, kada rūpintis tą savo nervų sistemą. Ir yra taip, kad reikėtų rūpintis savimi prevenciškai, tai reiškia iš anksto. Kai mes jaučiamės gerai, palaikyti tą lygmenį, kad mes jaustumėmės gerai. Kai mums jau ten kažkas ne visai tą dieną, jaučiam, o nepamiegojom normaliai, daugiau streso, reikia iš karto stop ir imtis veiksmų, kad kuo labiau nusiraminti ar pamedituoti, užsimti mėgstamą veiklą, kitais būdais papildyti tuos resursus, atsargas ir vėl atgrįžti į žalią šviesoforo signalą viduje iš tos įtampos. Deja, dažniausiai tiek vaikai, tiek suaugę pradeda rūpintis savimi, savo nervų sistema, kai jau esame raudonam šviesoforo ar ne šviesoj. Jau ten jau kai pradedam apsiriekujam, jau gėdos prisidarom, kaip sakant, jau nesąmonę pridirbam, kažką sulaužom ir tada galvojam, oi, čia reikia kažką daryti. Reikia daryti kažką, jau kai esam žaliam šviesoforo signale ir rūpintis, kad tiesiog visą laiką būtų kiek įmanoma geriau. Tai va, kalbėjau, kad vienas dalykas vis tiek, mes negalim padėti savo nervų sistemai, savo psichologiniai būsenai, jeigu mes nesuprantam paprastų dalykų. Dėl to buvo svarbu pakalbėti apie emocijas, apie fiziologiją, kad visa tai susiję ir nėra atskiro dalyko kaip psichologija savo, mūsų psichologinė sveikata, o kūnas yra savo. Tai yra vienas, kaip sakant, vienis. Ir svarbu rūpintis abiem aspektais iš karto. Toliau keliaujame prie labiau tokių praktinių įgūdžių, nors tas šviesoforo signalo naudojimas jau yra praktinis įgūdis, emocijų vardyjimas kiekvieną dieną jau irgi praktinis įgūdis, kurį reikia daryti kasdien, kol jaučiamės gerai, o ne tada, kai jau mums stresas ar įtampa, nes jau tada mes turim, kaip sakant, tą mūšį. O mūšį mes galime laimėti, nebent ruošiamės prieš tai ir praktikavom. Tai praktikuotis emocijų vardyjimus, stebėti tą vidinį šviesoforo signalą kasdien, absoliučiai kasdien, skiriant kelias sekundės, kelias akimirkas, tikrai nereikia daug. Ir tada, kai jau bus mums sudėtingas momentas, mes turėsime įprotį ir įgūdį, ką daryti, nes vėlgi dažnai nutinka taip, kad žmogus sako, aš ten susinervinau, pamėginau pakvepuoti, kaip ten mokė, ir nesigavo. Tai mes negalim mokytis kovoti jau, kaip sakant, mūšyje. Mes negalime mokytis vairuoti, kai jau esame gatvėje. Mes turime mokytis, ar ne, vairuoti aikštelėje, tas pats mes turime mokytis, kaip savo padėti nusiraminti ir tą nervų sistemą stiprinti, dar iki kol įsivažiuoja blogi dalykai. Vienas iš būdų labai padedantis tiek bendrai, jeigu jaučiamės negerai, tiek esame nuvargę, patyrėm stresinę dieną, tiek jau norisi tą įtampą iššokinėti, tai yra kvėpavimas. Ne veltui sakoma yra, kaip kvėpuoji, taip ir gyveni. Kaip gyveni, taip ir kvėpuoji. Nes jeigu mes gyvenam įtampoje, net sunku būna kvėpuoti, paviršutiniškas tas kvėpavimas būna ir jis duoda signalą smegenim, kad mums yra blogai ir duoda daugiau neigiamų ir minčių ir daugiau tos įtampos. Jeigu mes kvėpuojam ramiai, giliai, įkvėpiam ramiai, iškvėpiam ramiai ir iškvėpimas ilgesnis už įkvėpimą, tai tada mes siunčiame signalą per tokį nervą, kuris jungiasi su smegenim, kad galima atsipalaiduoti, kad aplinka yra saugi. Tai jeigu jūs jau esate saugioje aplinkoje, gulit lovoje pavyzdžiui ir neina užmigti, nes daug minčių, jaučiate stresą, pasiemam, kvėpavimo pratimą padarom, ir tada galima jausti, kaip atsipalaiduoja mūsų kūnas. Yra daug visokių ir tų kvėpavimo pratimų, meditacijų ir kaip minėjau, kad svarbu yra jas daryti, kurios sukurto žmonių,
baigusių studijas universitete. Ir dėl to dažnai būna tas žodelis mindfulness arba lietuviškai dėmesingas įsisąmoninimas, kur galime rasti va to kokybiškesnių relaksacijų ir meditacijų. Ir tokiu būdu savo padėti mokytis, kaip atstatyti nervų sistemą, kaip nurimti. Kas taip pat įdomu, kad atsimenat ta dalis, migdolinis kūnas smegenyse, kur paleidžia tą sistemą streso, kuris yra pajautrintas, jeigu mes augom stresinėje aplinkoje, kad jeigu mes kelis mėnesius kiekvieną dieną po 5-15 minučių praktikuojam mindfulness ar dėmesingo įsisąmoninimo meditacijas, matot, neilgai nereikia valandom. 5 minutės, 10, 15 ir jau užtenka. Ir po poros mėnesių galima matyti, kad ta dalis jinai jau būna nebe tokia jautri. Tai reiškia, mes ne tik išmokstam nusiraminti, bet ir mūsų smegenys, kadangi jos yra plastiškos, tai reiškia, jos geba irgi keistis, kaip mes gebam raumenis auginti, ar ne? Taip galim ir smegenis taip biškutį, kaip pasakyti, paaugint, pavystyti. Ir tada mes ilgainiui tokius signalus, kurie iš tiesų nepavojingi, bet priimdavom kaip pavojingus, kad jau pradeda nebe taip stipriai reaguoti, mes automatiškai jau mažiau prosproginėjom ir būnam ramesni net ir tokiose sudėtingose situacijose, net ir jeigu mūsų nervų sistema yra po puolimu ir anksčiau mes į viską tą reaguodam labai pajautrintai, tai po to galim biškutį ramiau atsitraukus ir nesusižalojant. Tai būtent mindfulness, tai kadangi mokslų grįsta, nesusijusi su religijom ar nušvietimu ir lengvai pritaikoma kasdienybėje, tad tikrai tai nėra pavojinga, kažkas nupušusio, nereikia sėdėti keistom pozom ar kažko tai tokio daryti, tad labai rekomenduoju. Ir taip pat galima ne tik sėdėti ir medituoti, bet taip pat dėmesingai atlikti veiklas ir jos tada padeda, atsimenat, pajungti va tą kaktinę žievę, kad į čia ir dabar, ir taip galime nurimti. Nes matote paveikslėlis po dešinę, yra, kaip dažnai, jeigu mes einam, pavyzdžiui, pasivaikščioti po gamtą ir galvoje turim visokių atsiskaitimai, ten dalykai, neįgiami konfliktai ir viską galvojame ir nepastebime, kas vyksta aplink. Ir šuniukas tarsi eina, jisai eina gamtoje ir jisai mato ir viską, kaip kas yra. Tai kuo mes labiau, pavyzdžiui, neužsivirsim galvoj, neužsivirsim savo mintyse, o mokysimės dėmesingai stebėti, kas vyksta aplinkui, ypač gamtoj, pavyzdžiui, matau medį, ateinu pasižiūriu medžio lapą, ar čia dabar, pavyzdžiui, stebiu, kaip upelės čiurlena, kuo mes labiau mokysimės čia sutelkti dėmesį ir įvairias veiklas, nedaryti ir galvoti apie kažką, o būti tame, tuo mes irgi labiau mokomės nuraminti savo nervų sistemą. Taip, tai kelios technikos kvėpavimui, tai čia galima matyti kvėpavimo kvadratą, kur galima pirštu paimti, kur yra pradžia ir įkvėpi per 4, sulaikom 2, 3, 4 ir iškvepi per 4, 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4. Tai galima pasidaryti pagal tai, kas jums patogu, kad įkvėpti, pavyzdžiui, per 4, sulaikyti 2, iškvėpti per 6, pavyzdžiui, ir vėl sulaikyti 2. Svarbu, kad įkvėpimas netaptų ilgesniu už iškvėpimą, nes kitaip mes galim hiperventiliuoti ir savo sukelti daugiau kaip tik nerimą. Vienas iš dalykų, kuris yra labai svarbus, kad stebėtume, kad nekvepuojam, aš dar gal pasižiūrėsiu, kaip matausi, tai parodysiu, kad kuo mažiau kvepuotume krūtinę, šitą dalim ir ne pilvuku, tuo aš gal atsistosiu, čia jau tokį tenka parodyti, ne kiek pilvu, bet yra šita dalis tarp šonkulių, čia matot mano šonkuliai baigėsi, paimu, ne tai, kad stipriai suimu, bet po šonkuliais yra vadinamoji diafragma ir kai įkvepiu, turi šita dalis išsipūsti. Ne kiek pilvas, ne krūtinė, bet
Laikau ir, nes vat būtent diafragma, jinai tada masažuoja tą nervą, kuris susijęs, ar ne, su signalo perdavimu į smegenis, kad ramu ir galime atsipalaiduoti. Taip pat yra kvėpavimo pratimas, pavyzdžiui, kaip 5 pirštų pratimas, ar ne? Va, tarkim, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Ir jį galima daryti, ar ne, prieš, pavyzdžiui, atsiskaitimą, ėjimą kalbėti prie lentos, nes galim jausti, kad tada daug nerimo. Ir jeigu žmogus, va, pavyzdžiui, gerai, kai jeigu jisai auga palaikančioje aplinkoje, jam ten sekasi, viskas faina ir tai jaudinasi. Tai jeigu mes, va, pavyzdžiui, gyvenam po nuolatiniu tuo puolimu ir dar ateina koks nors atsiskaitimas ir dar kokia nors mokytoja ant mūsų labai pyksta, tai tikrai yra, nu, tiesiog visko per daug. Ir kaip nusiraminti nėra aišku, tai galima įkvėpiam, iškvėpiam, ar ne, netgi ir po suolų galima laikyti, įkvėpiam, iškvėpiam. Prisimenam, kad įkvėpiam, iškvėpiam šitą dalim. Todėl, kas irgi gerai būtų, kad na, mokintis, nemokintis tuo metu, kai jau čia tu jau eisiu prie lentos, bet kiekvieną dieną, va, 5 minutės prieš einant miegot galbūt paskirti, kad taptų tas kvėpavimo būdas natūralus ir jau nebereikėtų apie jį tiek galvoti, kurie dalim čia kvėpuoti. Ir galiausiai panaudoti, va, tą, tarkim, 5 pirštų kvėpavimo metodiką. Taip pat yra toks momentas kaip įsižeminimas. Įsižeminimas, angliškai grounding techniques, kurios padeda vėlgi pajungti mūsų smegenų žievę, mūsų visą nervų sistemą, kad jinai susikauptų čia ir dabar. Ir tada mes vėlgi mažiau turim to tokio nerimo, mažiau pergalvojimo ir mūsų nervų sistema, net ir jeigu jinai išdirginta, jinai nurimsta. Ir vienas iš būdų, tokia metodika vadinama 5-4-3-2-1. Tai kai mes sėdim, pavyzdžiui, toj pačioj klasėje, tarkim, toj bus atsiskaitimas ar auditorijoje, ir jaučiu, kad jau ten man širdis daužosi, aš nieko nebeprisimenu, nei savo vardo, nei dar ko nors. Tada aplinkoje, vat matot, 5-4-3-2-1. Tai įvardinti 5 daiktus, kuriuos matau, bet ne šiaip savo ten gėlė, stalas, lenta, bet taip, gėlė ir ją apžiūriu, stalas ir jį apžiūriu, lenta ir apžiūriu tam, kad labiau susikaupti čia ir dabar. Paliesti 4 daiktus, ar ten pajausti jų tekstūrą, tai kartais galima, ne, aš čia vat marškinius, kokia tekstūra, nes mes pajungiam sensoriką, pajungiam dar papildomus dalykus, kurie mums padeda mūsų smegenim susifokusuoti čia ir dabar ir nurimti. Galiu paliesti, va, kompiuteris koksai yra, stalas koksai, kokia mediena ar nepadaryta. Tada galim 3 dalykus užuosti, na, gal ten kažkaip kvepalais pasikvėpinau, kažkaip kaip užsiuodžia mano telefonas ir dar kas nors. Išgirsti 2 dalykus galima, tarkim, nebūtinai, kad ten paleist muziką, bet tą patį telefoną. Na ir paragauti. Ir dažniausiai, jeigu būsim tokioje aplinkoje kaip akademinė, tai paragausim kokiu popieriaus lapelį. Tai čia visi tokie dalykai, ar ne, pajungiam regėjimą, lytėjimą, uoslę, klausą ir skonį. Tokiu būdu padedam smegenim, kad tas streso mygtukas būtų atjungtas. Tai čia va toksai pagelbėjimas su tuo įsižeminimu. Tai irgi galima naudoti, kai jaučiame, kad jau mūsų nervų sistemai per daug. Žinoma, nepamirškit, kad nebus, kad vieną kartą padarėt ir jau viskas gerai, esmė yra nuoseklumas. Čia kaip su dantų valymu. Ne vieną kartą per mėnesį valandą valyti, o kiekvieną dieną po kelias minutės ir būtent tai gerins nervų sistemos tą visą sveikatą ir tuo geriau jausitės jūs psichologiškai, santykiai bus geresni ir mažiau visokių dalykų blogų savo prisidarysit ir mažiau kažkaip kitiem, ar ne, ten galbūt apšauksit. Ir vėlgi, kai ne veltui, va čia daug kalbėjau apie smegenis, apie kūną, apie nervų sistemą,
kad jeigu mes norime jaustis gerai emociškai ir bendrauti gražiai, tai reikia visų kūnų rūpintis. Tai ir miegas, maistas, judėjimas ir panašiai. Nes tai, ką valgome, patenka į mūsų organizmą ir irgi atkeliauja iki mūsų smegenų. Ir jom reikia irgi gero maisto ir šiaip nebadauti, ne užgerti kava viską, o pakankamai vandens gerti, žiūrėti savo mitybą. Ir tai yra taip pat svarbu, ar ne, ir pažymiam, ir mąstymui, ir taip toliau. Tai auksinė taisyklė, kuri yra 8, 8, 8, tai 8 valandos miegui būtinai, 8 valandos poilsiui apskritai per dieną, ar ne, pailsėti, papramogauti, nes ne tik poilsis yra gulėjimas lovai, bet taip pat aktyvus poilsis, pabendravimas su draugais, na ir 8 valandos, sakykime, darbo, tai pamokom, namų darbai ir panašiai. Tai jeigu mes neišmiegosim 8 valandas, neleisim savo tą dieną pasilsėti, tai greičiausiai ir mūsų nervų sistema mums nepadėkos ir mes ant kažko tais galiausiai išsiliesime. Todėl yra labai gerai dėlioti savo dienos grafikus ir jeigu yra kokia pamokos, paskaitos ar darbai, nepamiršti įsikelti ne tik, kad reikia man ten 5 valandas sėdėti prie referato, bet o kada aš ilsėsiuos, nes kas 50 minučių būtų gerai padaryti 10 minučių pertraukėlės, kad jeigu jaučiuosi pervargęs ar ne, ar pervargusi ir matau, kad kambarys netvarkingas, tai vis tiek pirmiau einu pasilsėti, pamiegoti, o netvarkytis kambario ir geriausia nedaryti to, kad pasilsėsiu, kai jau būsiu pavargusi ar pavargęs, o būtent savimi rūpintis dar iki nuovargio, dėl to žiūrėti pamokos, paskaitos, darbai, bet nepamiršti ir tų poilsio pertraukėlių, įtraukti ir pusryčius, ir pietus, ir kad pasirūpintume savo kūnų bendrai. Ir taip pat tas vadinamas resursų atsargų kaupimas, kaip mes ruošiamės juodai dienai ir kaupiam ten bulves, smurkas, visokios kruopas, kad jeigu nelieka kažko šaldytuve, vis tiek atsidarom spintelį ir pavalgom. Tai kuo daugiau savo tokių atsargų kaupti, patiriant pramogas, teigiamas emocijas, nes tai yra mūsų nervų sistemai atsargų kaupimas ir jeigu mums būna sunku, blogai, tai, kaip sakant, ta nervų sistema pasiima spintelę, atidaro ir savo duoda tas kruopas, ar ne? Tai kuo mes irgi pasirūpinam savo poilsiu, pagalvojam, koks hobis patinka, muzikos fainos pasiklausom, tai irgi padeda mums jaustis geriau ir atsistatyti geriau. Taip, na ir galiausiai, kaip ir ateinam link pabaigos, tai tokių trumpų patarimų duodu, bet juos duodu ir visiems, ir klientam, ir jie labai gerai veikia, nes jie visi ir patvirtinti mokslo žiniom, dienoj nedaug kainuoja, ta prasme ir laiko atžvilgių nedaug kainuoja, ir šiaip nieko nekainuoja. Tik nepamiršti, kad lašas po lašo galiausiai akmenį pratašo ir kad auginam ąžuolą, tą tokią stiprią nervų sistemą, kuri atlaikytų puolimus, kad mes galėtume pasirūpinti savimi, jaustis gerai, kad mes gražiai su savim bendravom, su kitais. Bet tam prireikia laiko užaugti. Matau čiatas. Tai va, jau paliksiu tada jum, tai savo prezentaciją baigiau. Super, ačiū labai. Labai įdomi, nemačiau dar taip pateiktos su tais katinais, labai fainai, interaktyviai. Džiaugiuosi. Radingai. Tai ar yra kas nors iš mokinių čia, kurie susirinkę ir, nes čia sakėm, kad bus konkursas, galite laimėti šitas konsultacijas, tai jeigu tokių yra, tai tikrai gali sakyti ir ar į chatą klausti, ar tiesiog dabar klausti. Nu, kaip ir nėra klausimų, turbūt viskas labai aiškiai patikta, tikrai labai aiškiai, man tai dar va įdomu toksai, kad, nežinau, kaip man atrodo, bet va, kodėl mokyklose va mokinių nemoko va tokių dalykų, nes aš tikrai, manau, kad ne kiekvienoje šeimoje
vaikai gauna va tokią va edukaciją, kaip tvarkyti su emocijom, kad įvardintas emocijas. Bet tai juk svarbu, gal, nežinau, gal nebūtina tos psichologijos mokytis nuo 1 klasės ten kartą į savaitę, bet va tokią nors paskaitą, tai tikrai, manau, turėtų vaikai turėti, nu, gal pirmokam per anksti, bet ir tai jie turėtų žinoti, ar jie jaučiasi pykę, ar laimingi, ar ten kažkokie kitokie. Bet man įdomu, kaip mokyklose tokių. Juk, nu, neveda, aš kiek žinau, kiek pati mokykloje aš mokiausi Lietuvoje, o čia Anglijoje, aš kai esu mokytoja, tai jie kas savaitę ir kas 2 savaitės turi kalbėtoją mokykloje ir pakviečia, ten būna kalbėtojai, kurie iš, pavyzdžiui, paramos fondų, jie ten renka pinigus šitai mokyklom Indijoje, kaip ten, žodžiu, paremties. Tai kaip Jūs manot, ar gal reikėtų padaryti, kad, nu, nors per metus kartą tokią paskaitą mokyklose paklausytų vaikai? Man atrodo, ir to pervargimo, perdegimo būtų mažiau, nes aš korepetitoriauju irgi, tai buvo mergaitė, kuri, nusako, viskas perdegimas ir tiesiog nebegali susitvarkyti su krūviu mokykloje tiesiog. Taip, tai tas būtų labai vertinga ir dėl to aš ir noriu kuo daugiau apie tai pakalbėti, nes to man pačiai asmeniškai labai trūko ir aš tikrai ten, nu, kas blogumas, kad galiausiai nueina ypač paauglystėje, į tą savižalą, ar ne, pjaustymasis, tūsinimas ir panašus dalykai, nu, čia taip jau būna. Ir kai pagalvoju dabar, kai aš jau turiu tą žinojimą, kad kiek viso to galima būtų išvengti, tiesiog paprasčiausiu, tokiu valandėlę, ar ne, skirta moksleiviam, tiem patiem mokytojam, tai, nu, keistusi pasaulis. Bet problema, kad mes ilgą laiką neturėjom tiek daug tų žinių psichologinių ir neatrodo, kad tai yra svarbu perduoti kitiem. Ir netgi, kai aš stojau į psichologiją, nebuvo ir tų knygų į lietuvių kalbas verstų, buvo vos tik pora ir reikėdavo anglų kalbą, pavyzdžiui, pirktis. O dabar jau yra, džiaugiuosi, kad tas, na, populiaru po truputėlį, tikrai tų knygų krūva, jau vaikučius irgi pradeda mokyti tų emocijų. Mano dukrytė eina į darželį, tai ten irgi, pavyzdžiui, rašo, kad šiandien bus mokytoja, kuri praves pamokėlę apie emocijas. Tai jau pradedama netgi darželėje mokyti, aišku, pas mane, kad lanko privačiam, bet aš galvoju, kad turbūt taip ir valstybiniam daro, nes kartais tu ir valstybinius net labiau ar nežiūri ir sužiūri. Tai po truputėlį aš matau, kad auga tas, kaip sakant, ąžuolo lapelis ir einama link to, bet tikrai norėtųsi, kad, nu, būtų galima greičiau tą padaryti, nes, tarkim, šitą valandos paskaitėlę pasižiūri ir vau, kiek galima savo padėti. Tikrai neužtrunka ir nieko nekainuoja. Tikrai taip, tikrai sutinku. Na tai ką, ačiū labai, tada turbūt stabdom šitą įrašymą ir pataisysiu, kažką gal nukirpsiu pradžią, ar ten gal kažką ir viskas, ir bus YouTube, ir kada norės, kas tada galės ir pasižiūrėti. Puiku, liuks tavant. Ačiū. Ačiū labai.